Labą vakarą, mielos mamos ir jų gražiosios dukrytės. Ko gero net nepajutome, kaip atėjo tamsusis, metų periodas, ilgėja vakarai. Už kelių dienų prasidės adventas, kada kuopsime namus, kuopsime savo sienas, ruošim ir galvosim visokius receptus skaniems pyragams ir aišku lauksime pačių gražiausių švenčių, šventų kalėdų ir naujų metų. Ačiū visiems dalyvavusiems, stilistams už nuostabias šukuosenas, jos pasitelkusios savo fantaziją bei išradingumą sukūrė puikias šukuosenas. Mergaitėms ir berniukams taip pat kantriai įsėdėjo ir taip nuostabiai pademonstravo savo šukuosenas. Mamytėms, kurios kantriai ir stropiai mokinosi ir taip pat pradėjo pinti savo mergytes. Direktorė už šią nuostabią idėją surengti šukuosenų paslapčių vakarą. Neformaliojo ugdymo pedagogė Dianai už muziką, kuri pralinksmino mus, kad nebūtų toks tylus vakaras šis. Ačiū visiems už gerus norus ir vaikams suteiktą džiaugsmą. Kurį nusižiūrėjom, buvo mūsų. Ką jam visi paplojom? Paplojom Gustai, Mildutei, Donatėliai, tau nevykti pasipuosti, Augustei, paplojam, Kamiliai, Gabrielė ir kitai Gabrielė. Gabrielė. Simonas ir Gustas buvo šeima mūsų. Visom pinėjom, kurios turi auksinės rankas, tai mes irgi supinėm po kasą, kad prisimintumėt, kad tai buvo. Na ir pradėsim tai nuo Daivos. Daivos ilga kasa. Mildutės mamytei. Sigutei.
jūsų taip labai tvirti plaukai, tai gali būti ir tokie trumpesni. Reda palinkiu pačios kasos. Tegul jūsų plaukai auga tokie ilgi.